Labas, sveika prisijungusi prie pirmosios nemokamos nėščiųjų meditacijos. Kviečiu tave kartu su manimi ištraukti kortą ir nustatyti šiandienos praktikos intenciją. Pradėkime. Šiandienos intencija – aš pasitikiu savo kūnu. Jis žino, ką daryti. Įsitaisyk patogiai, gali sėdėti, atsiremti su nugara ar pasidėti kažką po dubeniu, kad nugara išliktų tiesi. Iš pradžių kelsime rankas į viršų ir giliai įkvėpsime per nosį, leisime rankas žemyn ir iškvėpsime per burną. Kartojame dar keletą kartų. Įsižeminame. Ši praktika bus klausymo ir pasitikėjimo praktika. Čia nėra nieko, ką reikės pataisyti ar paruošti. Čia mes fokusuosimės į pasitikėjimą. Taigi, jeigu radai jau savo patogiausią šiandien poziciją, jeigu jautiesi saugiai, patogiai, kviečiu tave užmerkti akis. Nuleisk pečius žemyn, išilgink savo kaklą. Atpalaiduok veido raumenis. Ir natūraliai ramiai kvėpuok, įkvėpdama per nosį, iškvėpdama per burną savo ritmu, niekur neskubėk. Jaus, kaip tavo pilvas, šonkauliai ir krūtinė prisipildo deguonies. Ir iš lėto iškvėpk. Nenustok natūraliai kvėpuoti. Šiuo metu keliauk į savo vidų, ten, kur saugu, ramu ir gera. Ten, kur viskas pažįstama. Jeigu ateina kažkokios mintys, leisk joms ateiti ir išeiti. Dar ramiai kvėpuok. Įsižemink. Ir pakviesiu tave uždėti vieną arba abi rankas ant savo krūtinės. Pajausk šilumą po delnais. Lėtai įkvėpk. Ir švelniai iškvėpk. Kartojame dar kartą, įkvepiam ir paleidžiam. Tavo kūnas jau kvėpuoja už tave. Tavo širdis jau plaka. Tavo kūnas jau daro tai, ką moka daryti. Tau nereikia kontroliuoti širdies plakimo, krūtinės išsiplėtimo įkvepiant. Visa tai vyksta natūraliai. Dabar iš lėto perkelk rankas prie savo pečių. Švelniai juos pamasažuok ar suspausk, pajausk jų svorį. Gali padaryti savo vienos rankos ir peties masažą. Vėliau pereiti prie kitos. Gali tiesiog spausti savo pečius. Šie pečiai daug ką nešia.
Leisk jiems nusileisti. Leisk jiems pailsėti. Šią akimirką jiems nieko nereikia laikyti. Švelniai glostyk savo pečius ir rankas. Pasistenk išlikti užsimerkusi, kad išliktų tas pojūčio prisilietimo jausmas. Dabar padėk vieną arba abi rankas ant savo pilvelio. Leisk delnams ten ramiai ilsėtis. Pajausk, kaip pilvas kyla ir leidžiasi su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu. Šis pilvas yra namai. Jis yra išmintingas. Jis moka auginti gyvybę. Jis moka ir ją paleisti, kai tam ateis laikas. Jei norisi švelniai apskritimais, paglostyk savo pilvelį. Lėtais, raminančiais judesiais. Tai nenurodymas, tai pripažinimas, tai atsipalaidavimas, tai paglostymas. Dabar kviečiu tave nukreipti savo dėmesį į klubus ir dubenį. Gali padėti rankas ten arba tiesiog leisti šilumai pasklisti šioje srityje tavo mintyse. Arba gali nesustodama tiesiog glostyti savo klubus, sėdmenis ir šlaunis. Švelniai pasupuok kūną į šonus arba pamėgink daryti apskritimus ar brėžti ratus su savo klubais priklausomai nuo to, ar sėdi ar guli. Tavo kūnas sukurtas judėti gimdymo metu. Judesys yra jo išminties dalis. Pastebėk, kaip tavo kūnas reaguoja, kai tu jam leidi vesti. Galbūt tau norisi būti statiškai šiuo metu. Galbūt minimaliai judėti. O gal tiesiog nori uždėti rankas ant kurios nors vietos ir ten jas ir laikyti. Dabar atkreip dėmesį į savo žandikaulį ir į veidą. Švelniai atlaisvink dantis, leisk liežuviui ilsėtis. Ir su pirštais, jeigu norisi, švelniai glostyk savo kaktą, žandus, žandikaulį. Kai minkštėja žandikaulis, minkštėja ir visas kūnas. Kai minkštėja tavo kūnas, gilėja ir pasitikėjimas.
Jei norisi, pirštų pagalvėlėmis lengvai patapšnok per visą savo veidą. Paglostyk jį, atpalaiduok, išlygink. O dabar akimirkai sustok ir pajausk visą savo kūną. Ne kaip atskiras dalis, o kaip vieną išmintingą sistemą. Kvėpuojančią, prisitaikančią, reaguojančią. Giliai įkvėp ir iškvėpk. Kartojame dar kartą, įkvepiam ir iškvepiam. Mintyse švelniai kartok paskui mane. Aš pasitikiu savo kūnu. Jis žino, ką daryti. Aš pasitikiu savo kūnu. Jis žino, ką daryti. Aš pasitikiu savo kūnu. Jis žino, ką daryti. Šis pasitikėjimas nėra aklas, jis paremtas patirtimi, milijonais gimdymų, instinktų senesnių už mintis. Tau nereikia vesti kiekvieno žingsnio. Tau nereikia suprasti kiekvieno pojūčio. Tavo kūnas kalba signalais, ne paaiškinimais. Jei kada kils abejonės, grįžk prie prisilietimo. Grįžk prie judesio. Grįžk prie kvėpavimo. Tai kalbos, kurias tavo kūnas supranta. Aš pasitikiu savo kūnu, jis žino, ką daryti. Iš lėto sugrįžk į čia ir dabar. Gali atmerkti akis. Rankos kyla į viršų, įkvepiam. Ir rankos leidžiasi žemyn, iškvepiam. Atmink, jog pasitikėjimas gyvena tavyje. Ir tu gali prie jo sugrįžti bet kada. Ačiū tau, kad prisijungiai prie šios meditacijos. Kviečiu tave prisijungti prie mano kitų nėščiųjų meditacijų. Iki kito karto ir lengvo tau laukimo.